nebijokime to detalumo ir dažno Marijos reiškimosi, nes esam tokioj situacijoje. Tai pasaulis baigia užglušinti mus savo informacijų klaidinančiom įvairiom. Tai pasaulio dvasia persmelkusi visą aplinką, visą, sakytume, savo pragarišką smarvę, jeigu taip galima įsireikšti. Bet dažnai daugelis nežino, ką daro, kad mums reikia to detaliausio sukramtimo, to, sakytume, dvasinio maisto, kad mes taip tiesiog turėtume gatavą programą ir truputį tiek, kiek mums reikia pamodeliuotume, nes nėra laiko, ilgos patirties laiko, kol mums viskas nušvinta. Kai kurie dalykai švito mums per keliasdešimt metų. Aš dar šiemet, kai ką tik sužinojau, kas vaikystėje buvo migloj, aptraukta, bet jau pasakyta mano širdžiai jaunai. Bet dabar gyvenimas taip trumpėja ir pasaulis eina tokia katastrofa, kad nėra kada laukti dešimtmečiais auginti tą suvokimą, kurį mes prieš karinių laikų žmonės dar turėjom progos per dešimtmečius auginti, o dabar reikia pasakyti viską detaliai, pasakyti arba šitaip, arba einame į pražūtį. Užtai dėkokime dangui, kai jis moka šitiek daug paskirti mums laiko. Dėkokime Marijai, kai moka tiek daug ateiti į mūsų buitį ir tiesiog pirštu parodyti, ką daryti, ką melstis, kokias maldas kalbėti, kokius šventuosius kreiptis, kaip angelų pagalba naudotis, kaip novenų pagalba naudotis, kaip rožančiaus maldos pagalba pasinaudoti, kaip žiūrėti į artimą, kaip skubėti atleisti, išmesti iš širdies visokį egoizmą, antipatiją, kaip žiūrėti visą pasaulį nelaimingą ir jam padėti. Visą tai detaliausiai išreikšta tose 3 tomuose. Aš pats anglų kalbą labai dar silpnai moku, bet aš ten pašvenčiau dienas ir naktis, nes nesitikėjau, ar aš kada nors prie tos knygos prieisiu. Ir vis dėlto pamačiau, kad visą tai, ką Dievas įvairiausiais kanalais į širdį kalbėjo, visą tai ten pasakyti. Nes Dievas kalba ir be visų, kaip sakant, maldaknygių ir be visų apreiškimo tomų kalba į širdį ir moka pasakyti tai, kas tau šiandien reikia. Tik ar mes atsiliepiame ar ne, čia jau yra problema. O kalba, viešpats kalba. Aš buvau nustebintas, kad tai, ką aš sulesiojau palaipsniui, tai iš knygų, tai iš šventų biografijų, tai iš to, ir bendra tokia nuovoka žiūriu, kad tas pats ten parašyta. Tik kai kurie žingsniai buvo žengiami, tai bet nerangiai ir baugu buvo net su kitais pasidalinti, nes atrodė tai, gal čia atrodys naivu, gal čia keista, o žiūriu, tą patį kalba Marija visiems per tą žmogų ir tiesiai tai daktariai, jinai mokslo daktarė, o vis tiek viešpats ją pasinaudoja ir į jos tas apreiškimus nenumoja ranka Amerika, Kanada ir pasaulis, nes yra įvairiom kalbom jau išversta jos tos paskutiniausi apreiškimai. Per visus kanalus dangus kalba, o mums reikia klausytis ir daryti atgailą, o ar detaliau, ar mažiau detaliau suprasime mūsų sąžinėje viešpats kalbėdamas, pasakys labai daug, ko reikia mums konkrečiai. Netoliausiam gyvenime netrūksta spragų, užsimiršimo, ištižimo, nuodėmių. Užtat reikia dar kartą nuoširdžią atgailą likviduoti moralinį pasyvumą ir apsileidimą. Skubėkite veikti, kol yra diena. Tie švento rašto žodžiai svarbus, nes kai ateis naktis, nieko negalėsite. Dabar diena. Ar greit užtems ar ne, nėra ko mums spėlioti, prognozuoti, nereikia gaišti laiko, ateities prognozėm yra dabarties pašventinimo didysis ir šventasis rūpestis. Ir tos rekolekcijos, gal paskutinės mums, gal ne paskutinės, irgi nėra reikalo sakyti, dar bus 4 ar 3. Nes mano širdis dar kol kas atrodo stipri, bet žinom, tie, kurie giriasi stiprią širdim, už savaitės atsidūrė klinikose dėl avarijos, jeigu ne širdis sušlubavo, tai galva buvo sutrenkta taip, kad ir širdies darbas sušlubavo.
Žodžiu, mes negalim nieko pasitikėti, kad kažkur dar turėsime laiko. Šis laikas yra, jis yra šventas. Gal ir man ir jums paskutinės rekolekcijos, ką mes žinom, kas užgrius, o pasaulis visada lyg po Damoklo kardu randasi. Marija apie tai kalba ne pasakas pasakodama, ji ne kaip mama čigonais baidydama, gazdindama vaikus, kad greičiau eitų į lovą. Dievas žino, ką daro, Marija žino, ką sako, esam pavoje, ar jis arčiau, ar toliau, mes dabar kaip elgsimės, tai bus rytoj, tai pasitiksime katastrofas, ar per jas perlipsim, kaip per kokį griovį peršoksim, ar perneš mus Dievo apvaizdos ranka, ar ne, tai svarbu, kad ši diena yra, ką mes žinome, jog reikia daryti atgailą, kad tai yra Evangelijos esencija ir pirmieji Jėzaus žodžiai buvo: prisiartino Dievo karalystė, atsiverskite, darykite atgailą. O ta atgaila yra pataisimas gyvenimo, pilnesnis atsigręžimas į Dievą kaip tiesą ir gėrį, pilnesnis atsiliepimas į Dievo valią. O kaip atsiliepti mes turime regulas, turime gyvenimo programą, turime sąžinės knygą, ją studijavome išganytojo akivaizdoje per tas dienas ir jau daug ką sužinojome, kas buvo neaišku. Jeigu neišryškėjo 100 dalykų mūsų viduje, 1, 2 ar 3 išryškėjo ir su tais 2-3 dalykais ir turime darbuotis, nes Dievas ne veltui juos parodė, ne tarp kitko, mes tarp kitko galim kai ką pamatyti, kai ko dėl savimeilės įžulumo nematyti, o Dievas parodė ir dėkokime, nes tai, ką atradome, tai nebuvo mūsų grinai išradimas. Nebent šėtonui būtų pavykę nesminį dalyką pastatyti pirmą vietą, o esminius, kurie mums daug kainuoja, taip atidėti nežinomam laikui arba pasakyti, kad tai antrailis dalykas. Jeigu velniui šitai pavyko, tai džiaugsmo pragarė yra dėl to, nes toks žmogus atėjo į rekolekcijas pusiau aklas, o iš rekolekcijų išėjo dar aklesnis. Dėl to, kad Dievo šviesai užsimerkė, o šėtonui leido dirbti, kad jis ugdytų, žadintų mažadvasiškumą ir leistų net pasakyti, rekolekcijų vedėjas viską mėgsta persūdyti. Tai jau jam pasisekė. Brangios sesės, nieko nepersūdžiau, nes aš pats nepajėgiu pažinti tų tiesų taip, kaip jos iš tikrųjų atrodo. Kam rekolekcijų konferencijos įmąstymai atrodė persunkti persūdimais, tas tikrai yra ligonis ir išeis iš rekolekcijų dar labiau susirgęs. Ką mes galim persūdyti? Kai mes žinome, kad paviršiumi patys maždaug plaukiame, gelmės nepažįstame, nesame mistinės sielos, ką mes galim persūdyti? Patys šiek tiek pasigraibom, pasiskaitom, pamastom, šiek tiek patirties, šiek tiek informacijos iš kokios knygos, šiek tiek per maldą sugraibytą trupinėlį anksčiau ir vėliau ir viskas. Bet tai yra trupiniukai, tai yra mozaika, kuri geram turgui būtų labai pigia kaina užmokėta. Ir mes į tą mozaiką žiūrėdami tai šitą šiokį tokį grožį atpažįstame, šiokį tokį tiesos suvokimą gilesnį gauname. Bet tai yra nepilnas dalykas, nebent atskiros sielos gauna labai daug, nes yra tokių dalykų visada kiekvienose rekolekcijose. Vedėjas sako vieną, o žmogus išgirsta 10 kartų stipriau kitą. Rekolekcijų vedėjas neakcentavo tos tiesos labai, dėl to, kai jis pats jos nesuvokė gerai, o Dievas tam, kuriam reikia ją suvokti, taip ryškiai nušvietė. Kunigai, kai veda rekolekciją su individualiu vadovavimu, tai atranda irgi stebuklų žemę. Būna pritrenkti suvokimo, kaip Dievas veikia. Už kunigą 10 kartų geriau suprato tas žmogus. Kunigas iš tokių
asmeninių pokalbių, atsivėrimų, individualių įvedamose rekolekcijose išmoksta tiek, kiek jis per 10 metus neišmoko. Kai pamato, kaip Dievas veikia. Paberiai grūdą, o užaugo iš to garsyčių grūdo per tas dienas žmogaus sieloje medis, ant kurio dangaus paukščiai nutopė. Dėl to žmogaus gilaus tikėjimo atsiverimo maloniai. Tas rekolekcijų vedėjas per dešimtis rekolekcijų vedamų kitiems negavo to, ką tas žmogus gavo per vieną konferenciją, kurią jis priėmė tikėjimo ir nuolankumo dvasioje. Ir tokie atsiverimai yra nuostabus. Prie klausyklos tam nėra nei laiko, nei sąlygų paprastai, bet individualiai, kai vadovauja rekolekcijom, paprastai paskiria kunigas tik save 4-5 žmonėm ir su jais kasdien bendrauja pusvalandį ar ilgiau trumpiau pagal reikalą į sutartį ir tada mato, kaip Dievas veda žmogų. Ir kai mato iš šalies, kaip malonė veikia, kunigas visai ne taip norėjo nedaug duoti, o gavo žmogus tokius lobius, apie kurios rekolekcijų vedėjas svajoti nepajėgė iki toliai. Ir žinoma, jų patirtis irgi yra didelė dovana pačiam vedėjui, kadangi jis gali paskui pats savo dvasią maitinti tą patirtimį kitų ir kitiem perteikti vieną ar kitą formą. Nes tie pokalbiai paprastai nėra išpažinties paslaptimi paženklinti, tik yra tikras pasidalinimas, kaip aš išgyvenau tą tikrovę. Užtat mums dabar kągi, rekolekcijose mums reikia vis tiek viską gausi iš Dievo suplanuoti apie savo ateitį ir rūpintis uolesniu, vaisingesniu vienuolišku gyvenimo ateitį. Turim Dievui rekolekcijose laisvių, nori tvirtai didžiadvasiškai pareikšti savo tvirtą nusistatymą. Noriu būti šventa, noriu būti maldos žmogum, noriu tikrai siekti tvirtų dorybių. Mums reikia norėti, pirmoji eilėje norėti, tvirtai, nenugalimai norėti dvasinės pažangos. Tai yra rankos, kuriomis mes ir gal siekiam Dievo turtų. Norėti jau šiandien būti geresniu, tvirtesniu tikėjime, pasitikėjime Dievu, Dievo ir žmonių meilėje, tvirtesniu negu vakar, tai yra būtinas rezultatas, kurį turėtume gauti, jeigu gerai atlikom rekolekcijas. Turėtume gauti. Mums reikia kalti ir kalti vis stipresniais smūgiais šį noriu, kalti ant valios, geros valios priekalo. Mums reikia norėti, bet ir stengtis. Šventas Ignacas sako, taip elkis, taip stengis, tarsi tu vienas viską turėtum padaryti. Ir taip pasitikėk Dievu, tartu pats tu nieko negalėtum. Ir šitos dvi kojos, kurios atrodo skirtingos, o vis dėlto jos abi reikalingos. Reikia trokšti, norėti, klausytis, ką Dievas sako ir vykdyti. Ir ten, kur nėra vilties, turėti viltį neviltyje, žinant, kad Dievui nėra negalimų dalykų. Jeigu Dievas leido suprasti, leidžia norėti, jis padės ir vykdyti. Viskas per jį ateina. Kiekviena gera dovana. Ir geras noras, ir geras veiksmas, ir geras rezultatas. Visi šventieji buvo didelių troškimų, ištvermingų troškimų žmonės. Jų norai ištikimai visame vykdė Dievo valią, baigdavosi net herojiškais pasiryžimais. Kaip pavyzdžiui, Švento Kliaudijaus Kolombiero pirmų rekolekcijų vienuolyne pasiryžimas buvo suvestas į vieną troškimą, kad ir kažin kiek kainuotų, aš turiu būti šventas. Dievas turi būti manim patenkintas. Ir šiandien žinom, kaip Dievas jo patenkintas. Jeigu tokią didelę misiją pavedė kartu su šventąja Margarita Marija Lekok skleisti pasaulyje pamaldumą Jėzaus širdį ir pasiekė šventumą taip, kad skaistyklos beveik nekliuvo. Reikia tvirtai pasiryžti taisyti gyvenimą, ypač toje srityje, kur anksčiau parodėm daugiau nerūpestingumo, o Dievas parodė, kad kaip svarbi šita sritis. Ryžtinga valia viską nugali. Ir apsileidimą maldos pratybų atlikime, ir apsileidimą netvarkingumą darbe,
kuris daromas be grynos intencijos ir paviršutiniškai, ir nesusivaldymą kalboj, ypač apkalbose, įtarimuose, smerkimuose, ir nesusivaldymą valdyje, ir kitas ydas. Šventoji Teresė sako, kad velnias nebijo neryžtingų sielų, kurios norėtų, jei nekainuotų. Kodėl dar nesame šventi, kodėl tebesireiškia ydos mūsų gyvenime, nepaisant keliasdešimties rekolekcijų ar keliolikos ar kelių? Kas čia kaltas, Dievas ar mes? Dievo negalim kaltinti. Paskutiniam teisme matysime, kaip Dievas niekur nebuvo kaltas, o mes visi daugiau mažiau kalti buvom dėl to, kad neatsiliepėm į nuostabiausią Dievo meilę. Mums trūksta būtiniausio dalyko tvirtos ir ryžtingos valios, ieškančios Dievo pagalbos ir priemonių taip pat reikia ieškoti stiprint valią. Kai kas sako, iš kur tą valią gerą gauti? O iš kur kitur? Iš to, kuris yra visų gerybių šaltinis. Nekartuosim čia visų pasiryžimų, kuriuos reiktų sužadinti, nes kiekvienam šventoji dvasia pasakė, ką reikia daryti. Tik nereikia jų padaryti daug, aš irgi jų turėdavau iki 20, bet kas iš to, kad į tą 20 visą laiką nežiūrėsi. Yra pagrindinė įda. Iš jos plaukia tiek blogio, kad man reikia 20 pasiryžimų tų blogių naikinimui, bet aš galiu turėti vieną, kovoti su tą pagrindinę įdą ir nereikės papildomų 20. Kuo pasiryžimai tikslesni, tuo lengviau jos atsiminti ir kontroliuoti. Tebūna jie keli, bet rūpestingai vykdomi. Jie turi atitikti pagrindinius mūsų sielos poreikius, pagrindinės mūsų sielos ligas. Verta juos susirašyti, turėti prie savęs, bent kelis kartus per dieną net juos perskaityti, ypač sąžinės sąskaitos metu. Turėti maldaknygį lapelį, nebūtinai, kad kiekvienas ten galėtų įkišęs nosį perskaityti, o šiaip į kitų knygelės nereikia kišti nosį. Vienai seseliai pavogė čia mūsų bažnyčioj ir rekolekcijų užrašus su visais griekais, kaip sakoma. Nu, bet ką jinai įkišus nosį, ne ką ten laimėsi, norėjo pinigų, o ne sąžinę sąskaitą, kuri gali pažadinti jos pačios sąžinę. Užtat ateity pastabą ir prie komunijos eikite ne tik su turtinga širdimi, bet ir su visu savo tašele ir su savo rankinuku, nes galite jo nesurasti. Čia yra gerų maldininkų, kurie tik laukia tokių progų. Viena pasidėjo tašelę, o vienas buvęs klierikas, paskui su vienuolė sukūrė šeimą, nežinia, kaip ten įvyko viskas. Vienuolynas įsileido seselę į savo, tai yra tą ekskleriką į savo šeimą ir pasiėmė vieną gražiausią pasirinkęs. Nereikia irgi vienuolynai per daug įsileisti, kai sklerikas tai dar ne dangaus angelas. O paskui, nežinau, ta seselė tai pašaukimą neturėjo, ieškojo vyro, rado čia pat, ar tas vyras taip mokėjo gražiai apsisukti apie pašauktą į vienuolyną seselę. Paskui paliko raktus, nemoka ir šeimos paskui auginti kaip reikia. Vaikelį atsinešė, žmona eina iš pažinties, jisai vaikelį niuniuoja, o kad tašę nereik palikti prieangyje užmiršo, o su raktais automobilio su visko nusinešė vagis. Mes dabar tokiais laikais gyvenam, kad čia pat iš žmogaus, kaip sakė, kišenės išima, o ką sakyti, jeigu padedam kaip labdarą bažnyčios prieangyje ar kur nors, ar suolę paliekam. Ir ta seselė pasakė, paklausė, ar jūs čia būsit? Būsiu. Pažiūrėk, eina šoną prie tabernakulio pasiėmė. Kaip moka žmonės melstis, čia atėję kai kurie. Bet kiek jų yra iš 101, bet ir to reikia saugotis. Reikia būti budriems, neduot progos kitam vagystei, nors tam niekada nenorime tokios progos duoti. Naudinga atsižymėti raštu pasiryžimų vykdymo rezultatus, ypač per sąžinę sąskaitą, ar tuoj po jos. Nebijokim tų atsižymėjimų. Jeigu ką labai vargina, tiek to. Aš pats ant savo kailio tiek galiu pasakyti ir dalies seserų, kurios naudojasi tą priemonę. Vardu galiu pasakyti, kad kol žymimės, tol žygiuojam. Kai tik nustojam žymėtis, tai ir
apčiuopiamai smunkam po mėnesio dviejų. Buvo seselė, kuri atsiveždavo savo rezultatus kovos. Mėnuo be žymų, sako, nu, bet tą mėnesį aš ir gyvenau kaip ne vienuolė, bent jau menka vienuolė. O kur atsižymėta matosi žmogus, turi prisiversti, žiūrėti, einu ar neinu priekin. Ir kas tokios buhalterijos nemėgsta, dangiška buhalterija bus nelabai džiuginanti, skaistyklos buhalterija bus gana liūdnoka. Nes apleidimai dėl to, kad neprisiverčiau pažiūrėti akis į akį į savo dvasinę pažangą ar atžangą, kas labai nemalonu, bet labai naudinga. Pravartu apie pasiryžimus, ypač apie objektą dalinės atinės sąskaitos, informuoti nuodėmklausį ir dvasios vadą ir pasakyti, kaip vyksta kova, nuo išpažinties iki išpažinties. Šitą dalyką, kas praktikuoja, irgi labai daug patiria dvasinės naudos. Ne tik per kunigo patarimus ar paskatinimus ar naujų motyvų iškėlimą, bet ir per pačią kontrolę kaip tokią. Šventas Alfonsas Ligorė, kaip minėjome jau, mano, kad pirmasis norinčio šventėti sielos pasiryžimas turi būti visų pirma rūpestingai vengti sąmoningos lengvos nuodėmės. Taip pat reguliarus išpažinties atlikimas, lydimas nuo širdaus gailesčio, atviro savęs apskundimo, pasiryžimo kovoti bent su viena sąmoninga nuodėme, bent su vienos rūšies lengvom nuodėmėm, prisideda taip pat veiksmingai prie dvasinės pažangos. Ir viena knygutė išleista apie išpažintį ir pavadinta Dvasinės pažangos sakramentas. Ir ten prasmingai įrodoma, kad tikrai gerai atliekama išpažintis yra geras variklis priekin. Nepamiršti turime, kad mūsų dvasiniai kovoj ir dvasinės pažangos reikalo rūpinasi, daug padeda ir talkauja visas dangus. Šventieji mūsų vienuolijos globėjai, mūsų pačių pasirinkti asmeniai globėjai, šventųjų karalienė ir motina Marija ir pats išganytojas švenčiausiam sakramente, taip, kad mums belieka jais naudotis ir eiti prieki. O viešpats tikrai nešykšties mums pagalbos. Tas, kuris pažadino norą, padės jį realizuoti. Viltis ir pasitikėjimas turi lydėti kiekvieną mūsų žingsnį, net ir kiekvieną nesėkmę, nes nesėkmiai šėtonas toj ragina nuleisti rankas ir nusiminti. Nes dar pas mus daugiau mažiau puikybės likę ir tą puikybę pažadina. Ką matai, geriau nepradėti, jeigu tik tiek galiu. Bet tai kalba ne Dievas tada į mūsų širdį. Viešpats visada kviečia, pradėk iš naujo, turėk viltį manyje, kuris nugalėjau ir nuodėmę, kuri tave vargina, ir šėtoną, kuris tave gundo, ir mirtį, kuri yra nuodėmės alga. Eik paskui mane, nebijok mažasis būry. Aš tau duosiu manos, kuris stiprins tave einant per šio gyvenimo dykumą į pažadėtąją žemę, į amžiną tėvynę. Ir gyvenkime pasitikėjimu Dievu, kovokime gerą kovą, neįsigasdami kai kurių pralaimėjimų. Ne tas karys yra tikras vertas medalio, kuris praleidžia 3 metus kare, bet tas, kuris daugiausia žaizdų laimi. Nes tai liudija jo drąsą, pasišventimą ir meilę tėvynei. Taip ir mes tos nesėkmės neturi išgąsdinti, bet tik pažadinti naujai kovai ir naujam veržimusi į tobulybės kalną, naujai pastangai dar labiau sustiprinti savyje meilės dorybę, kad ji vis labiau tobulėtų ir mus atvestų į tobulos meilės būseną, kas yra didžiausia pergalė, didžiausias laimikis šioje žemėje. Dieve, padėk jums visom, melsiu Viešpatį ir aš, kad jūs stiprintų. Šiaip patarė net 40 dienų po rekolekcijų
paskirti prašymui, kad Dievas padėtų gyventi rekolekcijų dvasia. Tas prašymas galbūt tavo apgynimo, ar sveika Marija, ar Kristaus siela pašvęst mane, vieną maldelę, bet ta specialia intencija. Tokia yra praktika, žinoma, rekolekcijų namuose ir dažnai rekomenduojama rekolekcijų vedėjų. Jie galim gražiai pasinaudoti. Ta ištverminga malda neleis užmiršti, kam ryžomės, ir neleis užmiršti tų šaltinių, iš kurių ateina jėga. Nepamiršti Dievo, nepamiršti Marijos, nepamiršti mūsų šventų brolių, nepamiršti mūsų angelų. Amen. Ačiū Viešpatie už visą, ką suteikė mums per šią valandą. Stiprink mus gerame, kad mes galėtume tai, ką leidai pažinti, suprasti ir norėti, įgyvendintume pagal tavo amžinai planą, nuostabiai tavo maloniai remia. Marija, mūsų dvasinė motina, bažnyčios motina, kuri nori, kad mes į bažnyčios gyvenimą įneštume daugiau gyvastingumo. Padėk mums gautą šviesą ir jėgą panaudoti mūsų dvasiniai pažangai ir bažnyčios atsinaujinimui mūsų tėvynėje ir pasaulyje. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Mūsų susitikimas su Viešpačiu ir bendravimas su juo šitų kelių dienų laikotarpyje duoda mums vilties, kad tai nebuvo veltui, nebus veltui, kad tai paliks mūsų sielose pėdsaką ir mūsų valiai naujų motyvų turėsime kovai, šventai kovai, už Dievo teises mūsų sieloje ir pasaulyje, kovai su nuodėme, dvasiniai pažangai. Mes pamatėme daug ką savo viduje, pamatėme aplaidumo, netvarkos, nerūpestingumo, pamatėme be abejo daug visokių trūkumų maldos gyvenime, sakramentų panaudojime savo dvasios pažangai. Pamatėme daug trūkumų ir santykiuose su žmonėmis, su savo vyresniaisiais, tarpusavyje, savo pavaldiniais, žygio bičiuliais ir bičiulėmis. Pastebėjome ryškiau savo pagrindinę ydą. Bet kartu pastebėjome gal ryškiau, kad Dievas mus myli, Dievas mūsų neapleidžia. Marija mus globoja ir užtarė, šventieji neberingi mūsų dvasios pažangai. Prisiminėm, nuputėm, sakytume, dulkes nuo tų šventų tikrų antgamtinių tiesų, kuriomis vadovaudamiesi daugybė mūsų brolių sesių praeityje pasiekė aukštą šventumą ir daugybė jų dabar jo siekia. Tų tiesų veikiami, gaivinami, stiprinami ir guodžiami.
svarbios patirtys, tai buvo Dievo veikimas mūsų sieloje. Galutiniai sąskaitoj mes pasiliekame įsitikinime, kad Dievas neabejingas mūsų buičiai, mūsų pagrindiniam uždaviniui – mylėti jį visą širdim, visą sielą, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Per tas dienas turėjo nurimti mūsų širdis, jeigu juose buvo prieš tai daug baimės ir netikrumo. Per tas dienas turėjo sutvirtėti mūsų širdis. Ir mūsų valia, matant, kaip Dievas suinteresuotas mūsų išganimu ir kaip paika yra lengvabūdiškai žiūrėti į regulas, kurios yra mums svarbiausios ir, sakytume, smulkiausios gairės kelyje į šventumą. Dabar mums belieka atsakingiau pažvelgti į tą Dievo dovaną, kurios įtakoje, arba, sakytume, kurios terpėje mes galime geriau pažinti Dievo dovanas ir uoliau jomis pasinaudoti savo dvasinį pažadą. Belieka mums pažvelgti į ypatingą dovaną, kurios daug turėjome lig šiol, ne visada uoliai naudojomės ir nežinoma, ar daug turėsime. Naudotis ateitį. Tai laiko dovana. Kai mes pažiūrime į savo praėjusius metus, matom daug trūkumų. Ir dauguma jų dėl to, kad nebranginom laiko dovanos. Kad jei eikvojome taip metodairos, savimeilės komandos, klausydami, švaistėme valandėlės ir minutės, kurios tokios brangios, kurias galima buvo pripildyti tokiais dideliais dvasios turtais, kaip Dievo meilės aktais, dėkingumo, gailesčio, pasitikėjimo Dievu, maldos atodusiais, ištikimybė Dievo valiai tą valandėlę. Šitokie turtingi galėjome būti. Tiek laiko dovanų. Bet kai ateidavo signalas, štai dabar šis laikas maldai, neturiu laiko. Kai ateidavo laikas sąžinės sąskaitai, neturiu laiko. Kai ateidavo laikas rimtesniam sakramentų pasiruošimai, juos priimti, sakydavo, neturiu laiko. Ir tiem svarbiem dalykam, kaip santykiui su Dievu ir savo santykiams apmąstymui, santykių su Dievu, su žmonėmis ir savo pareigų vykdymo apmąstymui, neturėdavau irgi laiko. Ir todėl dabar matau išeikvoto, pigiai išvaistyto laiko nuostoliai dabar susiveda man į tą mano kiaurą biudžetą. Aš matau, koks aš skurdus. Ir ne dėl to, kad Dievas buvo nedosnus, bet dėl to, kad aš laiko dovanos nenaudojau atsakingai ir jo nematavau amžinybės mastu, antgamtiniu mastu. O juk laikas ypatinga Dievo dovana.
Kažkas yra pavadinęs laiko valandėlės ir dienas siūlais, iš kurių gaminame savo šventumo rūbą. Laikas priklauso Dievui kaip ir visi kūriniai, kaip ir visos dovanos mums duotos. Laikas yra jo nuosavybė ir mes nesam laiko savininkai, bet laiko nuomininkai, laiko užvaizdos. Už tą laiko dovaną nemažesnę atskaitomybę turėsime prieš Dievą kaip ir už kitas, o gal net didesnę. Dėl to, kad nuo tinkamo laiko sunaudojimo priklauso ir tinkamos kitų Dievo dovanų sunaudojimo sąlygos. Geriausiai laiką sunaudojam, kai jį skiriame pagrindiniam tikslui, kuriam mes esam sukurti – pažinti Dievą, vykdyti jo valią, jį mylėti. Šventoji kunigėlė Jėzaus Teresė labai gerai suprato savo paskirtį ir užtat labai uoliai naudojo kiekvieną valandėlę, net ligos metu. Dievo meilė. Bažnyčios širdyje būsiu meilė. Ir šitas jos atradimas labai sparčiai ją padarė didžią šventąją. Bažnyčios širdyje kiekvieną minutę būsiu meilė. Ir kai tai darė, negaiždama, nesidarydama, kas kokį paguodos lašą jai į kenčiančią širdelę įvarvins, jinai mylėjo. Ir mylėjo net tas sesutes, kurioms trūko laiko ateiti prie jos patalėlio nors vienai minutei ir padovanoti tarsi gėlę šypsnį. Gal ir Teresėlė troško to Dievo šypsnio atsispindinčio seselių šypsniuose, bet nelabai sulaukė. O ir jos ta kūdikiška paprasta širdis troško meilės iš visur, neegoistiškai, bet taip norėjosi matyti besišypsantį dangiško Dievo veidą kiekvienoj sesutėje spindinti. Ir ji galėjo gal paklausus, jeigu kas būtų paklausęs jos sesutė, ko tau reikia, ko tu nori, pasakytų. Kaip tas berniukas 7 metų, lovai gulintis ligoniniai, dovanėlėm apipiltas, ant stalelio visko yra ir saldainiai, ir sausainiai, apelsinų. Ir paklausė sesutė įėjusi, ko tau, Juliuk, reikia, ko tu nori, gal ko tau reikia? Nieko man nereikia, sesutė, tik nusišypsok. Jis neturėjo prie savęs mamytės. O mamytė visada, kai ateidavo prie jo, mamytės nusišypsodavo. Ir dabar norėjo motinos šypsnį pagauti per sesutę šypsnį. Atrodo, tai mažmožiai. Taip, bet vaikui tai yra esminis dalykas. Liudijimas, aš tave myliu, jeigu šypsausi. Teresėlė mylėjo Dievą negaiždama, nelaukdama kažko ir dėkodama Dievui, kad yra tarp tų sesučių, kurios ją užmiršta ir kurios ateina murmėdamos, kad per tą ligonę neturi laiko gerai pasimelsti, neturi laiko paskaityti ir taip toliau. Buvo tokių, yra dabar visur, visuose vienuolynuose. Ir šeimose tokių dalykų
žmogus savimeilėje paskendęs, nėra kada matyti kitų ir labai gaila eikvoti laiką, kurį galėtum sunaudoti savo smagumui, savęs pasiklostymui, savimi pasigerėjimui, pasvajojimui ir kito elgesio analizavimui. O čia reikia atiduoti kitam, kad jis bent tiek būtų padžiugintas, pastiprintas, paguostas, padrąsintas. Taigi geriausiai laiką sunaudojam, kai skiriam Dievui, jo meiliai ir žmonių meiliai dėl Dievo. Kai sunaudojam tiesos ir gėrio skleidimui, Kristaus sekimui, jo dorybių atkūrimui, o tam yra kiekviena valanda tinkama. Tie, kurie ieško idealiausių sąlygų dorybei, idealiausio laiko, idealiausios sveikatos, idealiausių aplinkybių ir idealiausių draugių ir vyresniųjų, šitos nueina į amžinybę tuščiom rankom, savimylės apaugusią sielą ir labai daug tenka kentėti skaistyklai, kol visi tie augliai išnyksta ir visos tos apnašos nuvalomos per kančią, per sąžinės graužimą, per vidinį skausmą, kad žemėje nemylėjau meilės ir laiką eikvojau tik savęs meilei. Labai šykščiai jį naudojau pagrindiniam tikslui Dievo ir žmonių meilei. Laiko tėkmėje turi išsiskleisti mūsų meilės Dievui ir žmonėms pumpuras ir gražiai pražysti. Laimingi tie, kurie tuo, kai tik domisi, greičiau pražydinti antgamtinės meilės Dievui ir žmonėms žiedą, kad jis paskui galėtų gausius vaisius atnešti pirma, negu angelas pasakys, laikas pasibaigė, keliauk į amžinuosius namus, keliauk atsiimtų žmogus. Laikas susideda iš akimirkų, kurias vadinam dabartimi ir kurios nepastebimai greitai tampa praeitimi. Kaip mes dabar norėtume, kad praėjusiai metai sugrįžtų ir mes juos praleistume taip, kaip per tas rekolekcijų dienas supratom, kaip jas reiktų praleisti. Taip norėtume atsiimti atgal tuos metus, pataisyti viską, išdildyti gailesčių apsileidimus, atnaujinti savo maldos gyvenimą, savo santykius su Dievu, išvalyti kuo greičiau bet kokį nepalankumą sesutėms ar vyresniesiems, aplaidumą reguloms dienotvarkiai. Kaip norėtume visą tai panaikinti, kad šiandien būtų vietoj aplaidumo įrašyta uolumo darbai. Bet jau viskas praeitis. Tiesa, galima dalį praeities dalykų atitaisyti ir gailesčio ašarom ir gražiais pasiryžimais